Kartą važiuodamas autostrada Vilnius-Klaipėda pagalvojau, o kažin kaip sekasi tom visom autostrados užeigom ir restoranams. Kur tos vietos, kur su tėčiu gali išlenkti po bokalą? Kur tos vietos, kai valgydavom keptą duoną važiuodami vasarą prie jūros? Ir kur po tos keptos duonos eidavom pasisupti? Šiaip aš iš Klaipėdos, bet bandau įsivaizduoti, kaip jautėsi mano amžiaus Vilniečiai prieš 20 metų. Šiais laikais, kai vieniems reikia šaltos latytės, o kitiems lašio, kai vienam reikia submarino, o kitam prieš bandelę suvytintą jautieną, o kažkuriam kleskui prireikia Roblox papildymo, mano tikslas šiandien labai paprastas – išbandyti visas autostrados pakilės užeigas nuo Vilniaus iki Klaipėdos ir išsiaiškinti, ar ten 2000 metų pradžios siela vis dar gyva. Na, o kol mes esame pakeliui mūsų pirmąją užeigą pas Lado, leiskite jūs supažindinti su šiandienos taisyklėmis. Mūsų kelionės plane yra numatytos 8 autostrados užeigos. Autostrados užeigas skaitome tokią vietą, kuri nėra degalinė, kebabinė picerija ar pramogų kompleksas. Užeiga turi būti lietuviškos virtuvės su tradiciniais nacionaliniais patiekalais. Aplankytas užeigas ne tik sureitinguosime, bet ir turėsime specialią 5 punktų programą arbatpinigiams. Jei nors viena iš šių užeigų surinks 5 liuksus, mūsų aptarnaujantis padavėjas ar padavėja gaus arbatpinigių už tiek, kiek išleidome pinigų, o 5 punktų programą sudaro šie reikalavimai. Medinis stalas, aptarnaujančio personalo šypsena, sąskaita faktūra, supynės ir lietuviška šventoji trejybė, kurią sudaro kepta duona, šaltibarščiai ir cepelinai. O dabar žiūrovė. Na štai ir atvažiavom. Kągi, ačiū tau. Sėkmės. Užeiga pas Lado mus pasitiko beveik tuščia mašinų aikštele. Savaime suprantama, nes nedaug žmonių 11 val. Ryto šeštadienį norėtų valgyti cepelinų. Tik atvažiavę į Lado teritoriją supratome, kad arbatpinigių čia nepaliksime. Supynų nėra, bet myžvietė yra, jeigu reikia. Bet nėra laiko liūdėti, reikia judėti, todėl žengiame per Lado duris, kur mus iškart pasitinka šeimininkė. Sveiki. Dirbate? Gerai. Labai gerai. Na, kol mes vartome meniu ir dedame liuksą už medinį stalą, leiskite jums aprodyti Lado užeigą. Tik įėjus pro duris mus ne tik pasitiko šis 12 cilindrų pečius, bet ir žinoma iš pačio pečiaus sklindantis parfum de bois brûlé. Nuo visai šalia pečiaus randame platų inventorių mažiesiems ir šią nuostabios spalvos odinę sofą. Čia aš skambinu visiems priminti, kad šį savaitgalį būsiu Komikone Samsung stende prie mūsų komandos sukurto Asphalt Legend stendo, kur galėsite dalyvauti iššūkyje ir laimėti Galaxy Buds Pro 4 ausines. Šioje užeigoje mes atsisėdome įstiklintoje terasoje, nes parfum de bois brûlé. Kvapas buvo labai stiprus vidinėje užeigos dalyje, todėl nutariau pašnipinėti. Ir viskas tapo aišku, kai pamačiau židinį, kuriame liepsnoja malkos. Su židiniu ir malkomis viskas kaip ir gerai, bet jeigu įsižiūrėsite, pamatysite šalia židinio padėtą kėdę, ant kurios aš savo paties akimis mačiau atsisėdusi Ladą, kuris kepė šašlyką tame pačiame židinyje ir aš visiškai nejuokauju. Bet tai dar ne viskas. Jeigu įsižiūrėtumėte dar atidžiau, Cepelinai su mėsa. Jo, aš irgi radau. Mažą porciją imsim turbūt, ne? Jo. 4 eurai. Tada ar mes turim keptos duonos nėra, ne? Nėra. Užtat ir naminė gera. Naminė gera labai gerai. Ir sakyk, kad yra šaltibarščiai, ne? Yra šalteka prieki. Buvo kepta duona. Jo, bet meniu neradom. Meniu neradom. Meniu neradom. Nežinau, ne kiek. Beje, jeigu ką šypsaną įspaudė, viskas. Turim šypsaną, turim medinį stalą ir turim turim šventąją trejybę. pirmasis atkeliavęs patiekalas buvo gira ir viena razinka, kuri ekspertų vertinimu buvo Nu, neblogai. Tikrai? Gerai. Pirmas įspūdis kol kas super. o netrukus po giros atkeliavo ir šaltibarščiai. Sakau, keistas valgymas. Su šakute šaltibarščių valgo žmogus. Pamanyk. Man biškai vandeningi. Labai tokie atskiesti atrodo. Man, bulvės labai gerai. Operatorius paragausi? Ne? Ne, operatorius. Jis nevalgo, operatorius nevalgo šaltibarščių. Operatorius žiūri tą kanalą ir nevalgo šaltibarščių. Operatorius nepropaguoja tokio maisto. Operatorius nėra už lietuvišką maistą. Išgalvota giesmę ir gyvensmę. Čia turi tiek alėjos užbėgti. Ne, ir mėsa atrodo labai irgi Santa Marijoje išmirkus. Jaučiu karštą bus. Išgalvota giesmę. Nu, aš pasakysiu, ta Marija. Jaučiasi, ne? Taip ir atrodo, žinau, kad Santa Marija. Bet, pavyzdžiui, va, tarkis. Visai gerai. Bulvavo, ne? Neblogai. Bulvė tikrai neblogai. Bulvės liuksiškas, nu. Bet aš jau bulvė jaučiu tą Santa Mariją. Santa Marija. Ką dėjom bulvių čia, dėdam ir čia.
į vidų dedam. Ar reikia dar Santa Marijos? Yes. Koks tas mimsas, palauk? Ar reikia daugiau? Ne tai, kad reikia daugiau. Gal jau nebereikia? Koks tas mimsas priminti man kažkas? Nežinau, ką tu čia kalbi. Nežinai, kur tipo mimsas yra, kad klausia klausimą, o atsako tiesiog yes. Ne į temą. Santa Marijos tai nebus per daug? Yes, tiesiog va. Ar galima šiek tiek Santa Marijos? Jas, matai va, sako. A, ir deda daug, ne? Jo. Okay. Tai, o tu sakai, nežinau. Supažindinu jį su kultūra. Žinai Užpilsiu ką, kefyro. pabandom cepelino mėsą su kita bulve. O, Tokį pat cepeliną. čia toksai cepelinas durniukams. Pasakysiu taip. Jeigu sustočiau, suvalgyčiau. Tik tai, vat, man šitas tai gazdina. Aliejus? Nu jo, nes taip jo nebūna. Dažniausiai, kuo tu esi vyresnis asmuo, tuo daugiau aliejus dedi. Atrodo, maisto skonį nori paslėpti aliejuje. Per daug nepagadins. Gal dar truputį aliejus? Yes. Bet gerai panaudojau dabar šitą. Mažiau pizdėlint, daugiau dirb. Ar nu? Crunchy on the outside, soft in the inside. Atrodo, blogiau nėra gal. Paragavę gardžios lado donelės, neišvengiamai artėjame prie nepatogių klausimų. Mes norėsim sąskaitos. Gerai. Bet reikės, kortelę. sąskaitos faktūros reikės. O. Jums kortelės pradeda. Ne, viskas gerai. Aha. Čekį išmušim. Aha. Buhalteriai nufotkinsim, perduosim Aha. ir dar jums atsiųsiu paštą. Labai gerai. Palikau duomenis ir 16 eurų už maistą, bet sąskaitos faktūros iki šiandien gegužės 12 dienos vis dar negavau. Lado pasirodo yra Lado vardas. Lado. Ne Lado. Tai yra Lado nuo 97 veikianti įstaiga. Ir mes šią užeigą dabar statome į pirmąją vietą. Važiuojam Kol į kas. 130 km. Kol kas, ne, nu tai, kol kas, nu tai aš nežinau, gal ir Taip, išliks, taip, gal ir taip, neišliks, taip. bet aš nemanau, kad išliks. Atvažiavam, netrukom ne 5 minučių. Žinai dainą šalia kelio karčiam. Bet čia ne ta. Čia ta vieta? Ne. Tu klausyk manęs. Žinai šitą dainą? Žinau. Klipą žinai tos dainos? Jo. Tai va čia filmuota ir čia yra išfilmuotas klipo pabaiga, kai jie išvažiuoja į skirtingas pusės. Okay. Tai vienas prieš eismą kažkodėl aš važiavau. Čia rašo kebabai. Senais laikais čia nebūdavo kebabų, bet eisim sužinot. Jeigu čia vien kebabai, tai važiuosim toliau. Žymų žodžiai pasakyti, tai uždaryk mane tėvynės avietą, Tahirovas paėmė ir uždarė, žinau. Iš tėvynės liko tik pavadinimas, o viduje Azerbaidžano virtuvė, hačiapuriai, šašlykai. Tai ne to ieškom, tai mes neišbandysim šiandieną, bet kažkada būtų įdomu. Gal tavo video išbandysim. Gal? Žiūrėjom. Žinkorga, graži tavo dukrelė. Antroji autostrados užžyga pavadinimu 130 km mus pasitiko pilna mašinų aikštele ir lietuviškumu dvelkiančia aplinka. Ženklas Aš myliu cepelinus, prie įėjimo laukiantis žirgas su šalia plevėsuojančia Lietuvos trispalve, ant užžygos sienos iškabinti lietuviški valstybiniai numeriai ir pirmasis užžygos liuksas – supynės. O dabar užeikime į vidų. Čia mus pasitinka dar daugiau tautiškų akcentų, kaip senieji lietuviški pinigai žvėreliai talonai, taip pat ir visas asortimentas litų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėliai, tiesiog paveikslas Ačiū, dovanų maišelis su Lietuvos miestų pavadinimais, na ir žinoma folklorinis mimsas cepelinai su Coca-Colos šriftu. Laikas užsakymui. Biškai nestandartiškai, žinokit. Vieną porciją keptos duonos, tada šaltibarščių vieną porciją, cepelinų vieną porciją, mažesnė. Mes norėsim, nors ir užsisakėm kaip ir vienam žmogui, bet 2 įrankių. Jo. Medinį stalą užskaitom? Jo, nu, medinis, ką žinau, bet naujoviškas, bet medinis. Naujoviškas, nu, toks biški naujoviškas, kaip čia pasakyti. 20. Euro remonto, žinai. Šventoje trejybė yra 4 liuksai. Tai Viskas. pala. Tai faktūra lieka. Tai pala. Jeigu mes gaunam sąskaitą faktūrą, Paliksi arbatos tiek, kiek pravalgys. bet yra vienas, bet Koks? ta mergina turės duoti savo banko sąskaitą, kad aš perves galėčiau. Ai, čia šitai. Aš neturiu grinų. Aš nenoriu nieko sakyti, bet aš jau duodu pirmą vietą šitą. Nu, tai aš tau pirmai sakiau, kad ten kol kas pirma vieta. Užžyga pas Lado kol kas turėjo vienintelį pranašumą naminę girą su razinka, tačiau trūko vienos esminės detalės. Man, sakau, žiauriai jauku. Net ir šilta. Jaučiuos namie. Va, būtent. Taip smagu. Aš galėčiau čia visą dieną dabar sėdėti. Čia vidų ir baigys. Tai realiai pirma vieta čia ir antra Lado buvo tie. Tai tiek. Tai tiek iš tų Šitas kur stoto autostradą. 2 vietos peržvelgi ir nusispręskit jūs kur.
Nu, parodyk kamerą, kiek apžioji. Žara čia liepsnoja, čia nėra. Va čia ir skonis yra. Jo, kol kas mes startuojame gerai. Problema, kad ne tą kvasą pasirinti iš tos duonos, bet gerai. Tavo tiesa. Ne šitą tai jau krepšinio varžybų metu labai gerai. Grįžti paprašys, kas žinos, kokiame įkeliai. O tai tu nesu šakutė šaltibarščius valgai? Persigalvoju. Gražus, labai gražus. Fantastika. Bulvės tik tais, kad paprastai virtos, tai čia irgi preferencija yra su keptom labiau skanu, žinai, ar su... Merk visą veidą, ką žinau. Šios vietos, tai taip norėčiau, bet... Nu, liuks apaugiu. Liepsnoja, čia nėra. Laukė juodas garvežys. Nu, eksperto komentaras. jinai buvo teisi, kad čia yra jų tas firminis Žino, ką patiekalas. daro. Jie žino, ką daro virtuvėje ten ir iš... Aš žinok, esu pakilėtas. Aš jį norėčiau mielai pabaigti visą, bet nebaigsiu. Prašau, mielai pabaigti visą. Prašau, nu turiu, blėt, nu. Sodose. Bet yra vienas, bet koks ta mergina turės Dansko banko sąskaitą, kad aš perves galėčiau. Ai, čia šitai. Aš neturiu grinų. Sąskaitos faktūros reikės. Kortelė. Dar vieną klausimą turiu. Aš noriu palikti arbatpinigių, bet neturiu grinų. Jūs turite revoliutą gal? Tikrai negaliu kitaip. Negalit? Ne. Kodėl? Taip, paskui man mokesčiai. Ne, tai aš tiesiog... Kaip, Bent per revoliutą. kaip draugui. Jo. Pavadimą kaip draugui. Už cepelinį. Jei per revoliutą, tai gali. Galiu. Mato, čia mes tokį užduotį darom. Jeigu visus pataikom dalykus, kuriuos buvom išsikėlę, tai turim palikti arbatos tiek, kiek Išleidom jau, tai tiek ir gausiu. Toks planas Viskas yra. patiko? Labai. Ką aš tuo matulį galiu pasakyti? Nuostabi vietelė. Mes turbūt vienareikšmiškai dedam kol kas reitingą 130 km į Kavinė 130 į pirmą vietą. pirmą vietą vienareikšmiškai kol kas ir aš galiu pasakyti, kad pramušti gali būti sunku. O kas gali būti geriau, nu tai aš nežinau, nu tai dar jauki, bet man ir tai buvo jauku. Nežinau, pilvo šokį kažkas padarys, gal pasirodymą kokį. Tai tą progą keliaukime į sekančią, kuri yra už 15 minučių. Oh shit. Duona galimai nulėks. Magdai. Magdė. Marijampolėje Magdė turi kitą reikšmę. McDonald'ą. O čia mes esame prie... Yra... Prašau, galima su jumis nuotrauką. Galima. Tai žodžiu, esame Magdai. 15 minučių važiavom nuo praeitos vietos. Labai Čia pasikeitė oras. Jo, artėjom prie Klaipėdos, taip pasakysiu. Labai didelė iškaba kugelio čia yra. Tai galimai reikės išbandyti kugelį. Ar patiko maistas čia? Labai skanu, nuostabu. Tai To ir išbandysim. Tu ir išbandysim. Tik pravėrus Magdės duris supratau, kad ši vieta yra būtent tokia autostrados užeiga, kurios vaizdinį buvau susidaręs savo galvoje. Iš medinių rąstų surasta trobelė su 2 aukštais, mediniai stalai ir mediniai suolai. Kadangi pirmame aukšte visi staliukai buvo užimti, kopėme į 2 aukštą. O pakeliui mus pasitiko skambanti lietuviška muzika, židinys, kreida ant lentos užrašytas meniu, kuriame iškart į mūsų akiratį papuolęs miksas, tai kugelis +1 cepelinas, taip pat daugybė įvairių paveikslų, podelių bei medinių šaukštų. Na, o čia netrukus atėjo ir nuostabioji šios užeigos šeimininkė. Viskas gerai. Viskas gerai, mes jau čia meniu išnarpliojom. Jeigu apačioje yra vietos, mes galėtume ir į apačią nueiti, kad nereikėtų jums laipiot. Man atrodo, jau atsilaisvino. Jeigu ką, pašaukit, mes ateisim. Einam. Jo. Kalti varšiu. Ne, dar žinau. Nėra ir... Dar per šaltą, ar ne? Jūs tokio oro dabar. Nu tai mes tokio. Upelio arba aštrė. Ne, žinokit, tada bus cepelinai plus kugelis ten, kur yra Miksas. bendras. Miksas. Skanu su kaimišku Imam. padažiuku, su spirgiukais, su grietinė. Super. Tada naminės gyros mažesnis. Ir dar atskirai norėsiu kapučino. Gerai. A jūs čia tik nesnai sezoną pradėjote, ne? Aš žiemą nedirbu, Aha. o vasarą 7 mėnesius sezonas išeina. O Tai mes ką čia čia, pačiu ką laiku. čia stato? Europinė stovėjimo aikštelė, tualetai, Viskas aišku. žaidimo aikštelės vaikų, žolynai, Supratau. 1,3 milijonų. Ojej. Nu, tai Ir? žinokit, išaukštus. Labai gerai. Jo, gerai. Ačiū. Ir gerai. Ar čia užskaitoma šypsena? Taip. Jo. Turėjau kažkur dirbti.
naminė gira, pilstama iš 5 litrinių, matos, kad tikrai vietoj rauta, tai yra... O šiaip gira turi kažkiek Wow. laipsnių. Jo. Tai po visos dienos, kiek tas gali skaičiukas būti? Žinai, kaip būdavo, mano senelis duodavo per kūčias ir paskui per antrą kalėdų dieną, tai per antrą kalėdų dieną nebegiro alų gerdavo. Žinok, aš negaliu sustoti. Ne, tai sustok. Žiauriai skanu. Žiauriai skani naminė gira. Skaniausia šiandien. Eiktų. Aš tau sakau, aš pradėjau gerti, aš stabdžių nejaučiu. Aš manau, mes antrą imsim. Labai skanu. Stebėjo mane, tai mano robis vis tiek ypač. Tarkiai dėlį. Skanus tas priefonėjimas. Svarbu, ne Santa Marija. Kur prieš filmuojant, mes tenksimės nei vienos kavinės neužžinti. Aš niekur, kad ar aš įvardėjau kažką. Čia jūs susidaro tokią nuomonę, aš tai ne. Tarp kitko, atnešė viską per, nemeluoju, 120 sekundžių, bet todėl, kad viskas yra šviežiai iškepta, turbūt krosnį dar ten paliktas ant šildymo ir nekištai į mikro. Šildo darbas. Mane pasisveikink su... Tau irgi taip. Skaniausiai šiandien nevalgytas kugelis. Ar tu kažkoks skanesnį kugelį šiandien valgai? Ne, nevalgiau šiandien. Skaniausias, ne? Tai va, ką ir sakau. Kugelis yra su mėsyte. Aš nesu kugelio ir mėsos mėgėjas. Man patinka kugelis, tik bulvė turi būti. Bet, nepaisant to, man patinka. Bet ten su mėsa jisai. Ir kremzlių yra. Jo, ne kremzlė, o odelė. 130 buvo skaniau cepelinai. Jo, sakau aš tau. Bet, per kablelį skaniau. Nu tai taip. Šitie valgomi. O kas su praeitau, naminė gera buvo blogai. Nebūna blogas su razinkom. Rusiško prieskanę tik turėjo. 8,50. Tai kortelė. Įmuškit ir už kavą. Pavaišinu. Ne, tai jūs... Nereikia, per mažai pribėga pieno. Žodžiu. Žodžiu, sąskaita, faktūra. Žiūrėkit, aš jums taip pasakysiu. Žmogus dirba 4 dieną po ilgos pertraukos. Ne viskas yra suspėta padaryta. Tai reikėtų iš tikrųjų neskubėti suprasti ir atsidaryti už 5 dienų. Ir atsidaryti. Ne, tai sąskaitos faktūros negau, bet sakė, galima, bet tiesiog aš nenorėjau žmogaus apkrauti. Aš matau, kad labai stengiasi, dirba, daug yra klientų, visus nori apšokinėti, kaip sakant, tai aš nenorėjau dar. Šiaip sąskaita faktūra yra, tai dedam pliusą, bet aš neėmiau, nes nenorėjau gaišlaikyti. Labiausiai liūdna buvo ne dėl to, kad negavome paragauti šaltibarščių ar keptos duonos. Liūdniausia buvo tai, kad per savo durną galvą pamiršau pasimti grinųjų pinigų arbatpinigiams ir neturėjau galimybės atsidėkoti už puikų aptarnavimą ir skanų maistą. Žiūrėkit, gal eina kažkaip jums arbatpinigių palikti, bet grinų neturiu. Nereik, nesukit galvoti. Tai gal galiu tada spurgų nupirkti? Aš pati šeimininkė, man žinau. Gal galiu spurgų nupirkti? Bet turiu kepti. Nėra, ne, daugiau. Yra teškos padarytas, jeigu... O kiek reikia laukti? Nu, kokį 20 minučių. Ai, savo. Būtumėt iškart pasakė. Nu gerai, tai sugrįšim tada. Ačiū labai. Ačiū, iki. Ačiū visą. Tai tu nemoki išeit, kas tu yra? Čia jau kavo visam šitam plote už 1,3 milijonus daro supynės. Kur tu eini? Pažiūrėt, ar jis supynės? Nors ir duodam šitai vietai dabar antrą vietą, bet užsukit čia. Ir jeigu nenorit valgyti, tai paragaukit geros. Geriausia gira, kurią šiandien ragavom. Kol kas. Ne, bet šitą be ironijos, nes man atrodo geriau nebus. Taip. Užėjus pro 170 km užeigos duris pasitvirtino atsiliepimas apie atmosferą, kuri tikrai buvo nejauki ir atrodė, kad įėjome į mafijos būstinę. Aš pagalvoju, kaip Henrikas daktaras, davai sėdim patogiai. Kaip manai, Karoli? Girdi, aš dabar suprantu tą žmogų, kuris sakė atmosfera miglota. Ką tu čia? Pažiūrėk. Pažiūrėk. Nemiglota tau? Čia sėdam prie baseino. Ar sėdam kažkur ten, kur šviesiau, ten vaigalo. Bet miglota atmosfera ties čia nesibaigė. Maistą reikėjo užsisakyti prie baro, o meniu nebuvo keptos duonos, todėl šventosios trejybės šioje užeigoje negausime.
Taip pat negavome ir medinio stalo, kuris buvo paslėptas po ryškia paklodė, bet didžiausia migla mūsų laukia prieš akį. Sėkmės tau išgaunant šypseną, tu taip pasakysi. Jo, iš jos šypsenėlė išspaus viskas vei. Ne, aš jos neperlaušiu, ne. Aš tikiu tavim. Gerai, čia iš visur, kur buvom, vaibo mažiausiai. Mažiausiai jauki vieta. Aš jau jaučiuosi lyg darau nusikaltimą, kad čia esu išvis. Kol kas ir iš aptarnaujantis personalas man liūdėjusi šiandien. Aha, iš tikrųjų, sielos nedaug. Pliusas tas, kas groja lietuvišką muziką. Nėra daug komentarų, aš tik tiek pasakysiu jums publiką. Komentarų stygius šiuo metu yra susidaręs. Žiūrėk, skrusdėliai. Kur nebūna. Ei, čia dabar nepūskit dramblį iš tos skrusdėlės, gerai? Arba man nusimušė skonio receptoriai. Nuo ko? Nuo ko? Nežinau, nuo ko. Aš noriu iš tavęs išgirsti. Ne, tai gerai. Tiesiog vandeningi, Vat aš sakau, kažko ieškau, kažko tinkamo pasakyti. Ir svogūnų labai daug tų. Užsisakėte ir valgyk. Špirga geriau. Prašau, kažkas yra gerai? Ne, viskas taip Bet- blogai, kaip bet- čia piešiame. Bet mėsa bus... Ne, mes nepiešim, kad blogai. Cepai neblogi. Aš tau sakiau, kad čia geri cepelinai. Čia jokiais iš manęs. O tarkis, šitas netarkis, faršas ar kotletas? Kotletas, nuo kurio rūgausi. Vienintelis minusas, bet jisai skanesnis nei su ta Santa Marija Vegeta. Kvapas tikrai buvo gan ryškus, solidus. Per daug nusistatę buvom. Išsitaisė viskas su cepelinais. Aš pasakysiu kitą dalyką. Mes jau susimokėjome ir mes galime jau važiuoti. Ir galim dar priminti tai, kad nebuvo tiesiog keptos duonos, medinio stalo, šypsenų neįspaudėm ir tikrai net nebandysiu įspausti. Ir dabar atėjo laikas padėti 170 km užeigą. Į kurią vietą? Man atrodo, bus tos tinkam. Trečia, ne? Trečia vieta. 170 km, trečia vieta. Gera vieta. Nu, tipo, bronza dar kol kas. Dar laikas. Nu, pažiūrėsim, kiek ilgai. Nu, supyniais pavargė, seni. Pavargę? Išlaikys. Šiaip tokios pačios, man atrodo. Būt prikolas, jeigu nutruktų. Nebūtų. Čia nebūtų. Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų. Užeiga masažo namai mus pasitiko su pasyvios agresijos ženklais, apie kurios reikšmę sužinosime iš žmonių esančių viduje. Tačiau ties šio ženklų pasyvi agresija čia nesibaigė, nes tualete radome dar ir juokelį nukreiptą į kreivamžius. Aš nuėjau į tualetą ir aš supratau, kad šita užeiga turi problemą su šlapinimuose. Ir čia yra kažkoks passive aggressive vyksta dalykas prieš šlapinimąsi. Ant tualeto durų buvo parašyta, aplink tualetą laistyti nereikia, čia žolė neauga. Mes ten matome ženklą, Kad nukirps balsek. kad nukirs kiaušų maišą. Čia aš matau, kad apie žolės laistymą Kad aplinkui šneka. nevaryk. Aš jaučiu kažkokią agresiją ties šito veiksmu. Nu, tai nėra kur miškų papuola. Ko čia jie myža visi, kur papuola? Nėra ko miškų papuola. Nors sėdėjome prie medinio stalo, šventos trejybės ir vėl neradome. Nebeturite, ne? Gal ir gerai? Gerai. O žemaičių blynų turi? Irgi mažesnė porcija. Ir tiek. Jo, ir jeigu galima 2 įrankius. Ar kvapas ir skonis atitinka vienas kitą? Ne, skonis geras. Čia sūris, man atrodo. Tokį kvapelį turiu. Oi, Po pilnos dienos tokiam pratukusiam konim čia. Va taip varėk va. Bet čia sūris, žinok. Skonis visai gerai. Bet biškai skiriasi skonis dėl to sūrio. Ne? Keičia? Biškai. Į blogą pusę? Gal neįprasta tiesiog, nu tipo nesu ragavęs. Man Tokio, nekeičia. bet valgomas, skanu. Viskai gerai. Šiaip gerai atrodo. Prašau pasakyti, ir skonis gerai atrodo. Nežinau. Ko tu nežinai? Ko čia galima nežinoti? Nu, galim išgauti iš tavęs kažką. Skanu. Vieni geresnių šiandien man.
Bopas. Vėl įkliuvo. Uždėk medaus kompresą. Ava. Ant tiek karštas, kad skonio nepajaučiu. Ragauk. Ką reiškia? Bet aš tą pasakysiu iš karto. Man Pusę suvalgyti. Pasakyk man savo nuomonę. Ne. Nesakyk? Gerai. Man tavo nuomonė neįdomi yra. Gerai. Max 3 iš 10. Max. Gal netgi 2,2. Grėtiniai rūgšti, tas blynas beskonis, šlykštus, neskanus. Confirm? Nepatiko. Jo, suprantu, tai rekvizitus tada palikčiau. Kortelė mokys tarp Jo, kortelė. Dažiūrėk, norėjau paklausti, o ką ženklas reiškia ten ant tvoros? Ten nukirpt atrodo. Ten taip ir suprast, kaip yra teisi. Aha. O kas už kirpimą atsakingas? Kirpėjas. Kirpėjas. Gerai, duokit kažkur užrašysiu, aš tada duomenis. Kol Matulis rodo 2 uždirbtus liuksus, mes nusipirkome čia vietoje gaminamo šakočio, kuris buvo puikus ir masažo namams skyrėme. Nu ką, džiaugiuosi, kad čia atvažiavom. Gero šakočio gavom. Gerą. Šakotis tikrai geras. Į kurią vietą dedam? Trečią? Na, Trečią vietą. Koks čia? Masažo namai. pastažo namą. Masažo namai, trečia vieta. Šakotis liuks. O kaip žemaičių blynas? Nerekomenduoju. Mintų tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas. Malūnai ir vėjas. Tik įvažiavus į Vėjukų automobilių stovėjimo aikštelę susimastėme, ar nevyksta koks nors banketas, nes mašinų kiekis buvo didesnis nei pastarosiuose 2 užžygose kartu sudėjus. Nuo prie to paties aš susimaščiau ir dėl kolegos telefoninio įrenginio kokybės. Tu čia matai, neturi Samsung S26 Ultra, tai taip ir gaunas, kad nemoki naudotis. Gerai, išsitrauksiu ir savo įrenginį, ačiū Samsung, kad leidžiate mums keliauti po šitas visas vietas ir leidžiate naudotis telefonais, nes ne visi sugeba turėti telefonus, naudotis telefonais. Leiskite, aš jums padėsiu. Va kaip gerai integravom, ne? O žinai, kad su nauju Samsungu gali airdropinti į iPhone'ą? Jo. O žinai, kad yra privacy display? O aš galiu ir dropinti tau. Gali. O tu žinai, kad kai išeis naujas iPhone'as, Apple sakys, mes jums pristatome naujausią naujieną. Display, jūs dar nematėte. Kad galėsite. Privacy display. Jo. Samsung tokia. Tai taip. O žinai, kad dar gali Samsungas? Gražų ekraną turėti. Zoomint dar geriau gali negu iPhone'as. Taip. Va, 2 žvaigždutės. Šitas, ne? Darius Žižys prieš 4 mėnesius. Labai vidutinis ar net prastesnis maistas. Jei savo taip namie išsivirčiau koldūnus, kai dar čia likčiau labai savim nusivylęs. Suvirti į košę. Kuklė iš kojos. Atsiliepimas. Tai iš kojos į duris. Čia tokias koldūnais, jūs žinai, ką darykit. Nusidarykit. Galiu pasakyti, yra labai šalta, nes yra nemažas vėjukas. Tik užėjus į Vėjukus, didelį įspūdį paliko šviesus ir jaukus interjeras su labai patogiomis sėdimomis vietomis. Oi, tu kaip patogu, sėdė. Jau sėdėt patogu. Interjeras gražus. Čia kol kas medinis stalas. Šviežiausia, kiek esam buvę. Čia, bet jau čia po gero euro remonto. Čia medinis, labai bet euro gero. remontas. Jauku, kvepia skaniai. Pažiūrėk, kokas ten. Aplinka graži. Ten ne medinis. Tai marmurinis kažkoks. Marmurinis stalas. Čia mums pasisekė. Bet teko labai greitai nusivilti, kai sužinojome, kad ir čia cepelinų jau nebėra. Vėl liukso nėra už maistą. Ko nebuvo? Cepo. Cepelinų vėl nebuvo. Kuo toliau užimtų labiau cepo nėra. Todėl prie šaltibarščių ir keptos duonos užsisakėme firminį patiekalą. Tai mes negavom šventos trejybės, vienos iš dalių, bet mes gausim firminį patiekalą. Yeah. The great Caledonians. The great Caledonians of the UK. Belaukdami maisto dar šiek tiek ir pasvajojome. Žinai, aš dabar suprantu, kaip turtingų vaikų šeimos gyvena. Va tuos turtinguosius čia veždavosi, mane veždavosi į karčiamą. Na, o prieš atkeliaujant šaltibarščiams su kepta duona pasitikrinome ir sotumo lygius. Kiek tu esi privalgęs procentų iš 100? Kem 7? Kem 7? Kažkur kem 7%. Tai aš protingai valgau labai, matai. Aš 8. Nes aš žinau, kad dar mūsų laukia dar minimum 3 vietos. Mes sėdim realiai pas Versalio rūmuose. Šiaip jo. Kokio lygio lėkštė yra, pradėkime nuo to. Aš nematęs tokių duomenėlių. Čia net yra integruota kišenė. Specialiai padaryta šaltibarščių. Kišenė. Čia šaltibarščių lėkštė. Operatorius, duok kišenį įpilsiu.
Nors šaltibarščiai nebuvo tokie geri kaip jų lėkštė, tačiau kepta duona buvo puiki, kuri tiko net operatoriui. Operatorių. Na, o atėjus koldūnams, mums liko išsiaiškinti patį svarbiausią dalyką. Ar Darius Žižys skleidžia melą? Klausyk, Dariau, dabar man pasakyk, kur čia yra košė? Čia kiekvienas kolduniukas yra atskirai. Ir čia dar spirgūra ir grėtinis, paragaujam. Aš žinai, ką galiu pasakyti apie juos. Jau čia bet kokią burnytį apžiotų juos. Bet, Dariau, tavo nuomonė yra siunčiama iš šiukšliadėžės. O, šuniukas. Turiu nusiskundimų savininkam su šunim, tai norėčiau, kad čia nebūtų. Plius dar kai aviganis ir ant gretimo stalo ir man kaip veipuoja, į nosį išnopuoja, kai dar be antsnukio. Prašyčiau. Nežinau, man tai asmeniškai. Ne, va. Kaip gali koldūnai būti kažkas? Čia yra koldūnai. Bet neskanu. Kur neskanu? Kas neskanu? Man kažkokios Čia tu gal Darius? Sūrio skonio užuomas gal biškai yra. Ko? Sūrio skonio užuomas. Sūrio? Man tai toks asmas, kad agrietiniai visam šitam regione. Su rūgštele? Neskani manai. Suvalgius mini cepelinus gavau sąskaitą faktūrą, gavome padavėjas šypseną ir išėjome į lauką pasisupti. Vėjukai, matuli, neturėjo cepelinų, bet man atrodo cepelinai būtų buvo geri, bet gaila jų vis tiek nebuvo, tai Vienintelis dalykas, ko nebuvo. ir būtų buvę, Maksimumas. tai liūdi šeima ir vaikai, bet Cepelinų link Klaipėdos, kai važiuoji, negauni, yra negerai. mano manimu 3 vieta. Trečia? Norėjai antrą dėt? Jo. Blemba, aš cepelinų neparagavau. Nors gerai, nėra cepelinų. Žinai ką, aš tu pasakysiu, čia yra labai nulaižyta vieta. Man pas Magdę, aš jaučiau tą su tėvais 2000-aisiais pradžioje, kai mes važiuodom, kai aš dar toks būdavau klecka, žinai. Man ten buvo va tas va, nostalgija. Čia aš dabar suprantu, kaip Mackevičiaus ar Bunkės vaikai gyvena, va čia atvarydami. Jo, na aš suprantu šitą, jo, suprantu. Sekant užžygą už 3 minučių. Už 8, nemeluoju. Nekantrauju pavalgyti, esu žiauriai šalkęs. Važiuojam. Atvažiavome į legendinę autostrados užžygą, kavinę Nikola, kuri garsėja dėl savo spurgų. Čia vaikystėje keliaujant iš Klaipėdos į Vilniaus pusę sustojimas buvo būtinas, o kaip Nikola atrodo šioje autostrados pusėje, sužinosime netrukus. Vos įžengus pro duris mus pasitinka atskira erdvė, kurioje randame sėdmaišį, aukštai patupdytą strutį ir pianiną. O iškart prie kavinės durų dėmesį atkreipia ir mėsos gaminių vitrina. Užėjus į kavinės vidų, interjeras dvelkia liūdesiu, o liūdesį praturtina ir tai, jog negausime šventos trejybės. Greitai baigės? Visi taip valgo cepelinus? Iki pietų maždaug nebeturim. A. Nebent po to užsisako. O jūs nuo 10 atsidarot? Nuo 8. Oho. Gerai, tai cepelinų nėra. Atmosfera tikrai atrodė miglota, tačiau migla dar labiau suaštrėjo atėjus maistui. Šita vieta, kur mane sugrąžino 3 metų atgal, bet nebūtinai teigiamą pusę. Čia praktiškai kefyras. Ir iš daržo kiek rasta burokėlių, tiek įmesta. Prašau, ragaukite. Fucking delicious. Fucking delicious. Ar mes galim sutikti, kad tos bulvės dvelkia labai liūdės? Tu iš karto. Aš persivalėjęs. Tokia nepagarba. Na, išneškit, prašau. Maklioju kažką, čia bandau. Gerai, ragaujam. Ką darysi? Liūdėsio. Daugiau judesį, kad būtų. Seniai atrodo, 98 aš ligoniniai man atnešė pietus. Viskas gerai. Bet tu sakai, čia legendinė vieta. Buvo. Tave skanuoja, žinau, aš to taip pasakysiu. Kas? Tas, kas atnešė maistą. Kiek bauda, jeigu nesumokiu užsisakęs maistą? Tau duoną reik bulvių užkast. Tai man atrodo, žinai, gal skonis duonos, ne? Dar dabar čia tiek neįnuosiu. O, Jėzu. Dėkui. Jum tą kotletą užsisakėjai, tai valgy. Blynas šiaip neįprastai atrodo bent jau. Ne, nu, seniai tikrai neįprastai blynas atrodo. Normalios bulvės, normalūs šaltiekai. Normali duona. Blynas gal kaip biškeli permirkęs, matau, ir neįprastai atrodantis, bet čia gal taip priimtina. Skonis gal irgi neblogas, alyjų jauti, solė gražu.
čia suliūdnas. Matosi, reikia sakyti. Įsivaizduoju, kad gavai dvejetą mokykloje ir dar Ir dar gausi. Klasiokai tada tai stūmiai, tada tėvus iškviečia direktoriai, tada tėvai tave prilupa namie ir va taip liūdna. Bet jie dar net nežinau, kad tu dvietą gavai. Prilupa tik už tą klasioką, ne? Ir po to dar sužinau. Jo. Tai neskanu, tėvu? Seniai paskutinį vietą, 7. Aš jau galiu dabar pasakyti. Reikia nedėti tos vietos. Metu į burną burdai, dar galim brolis išrapti. Žinokit, turiu sutikti, bet čia tikrai paskutinė vieta, žinokit. Aš net neprašysiu faktūros. Aš tiesiog noriu lėkti iš čia noriu, dingti iš čia noriu pranykti. Mūsų padavėja paklausė, kur bus galima apžvalgą pažiūrėti. Sakiau YouTube'ai. Aš labai nenoriu, kad jinai tą apžvalgą. Buvo blogai, žinokit, tikrai aš neperdu. Čia nuoširdžiai tiesiog visiškai be pykčio, be išsikalinėjimo yra tiesiog blogai. Tai mes su Matuliu pasitarėm ir žinokit, čia yra 7. vieta vis dėlto. Bet nesitarim, čia iškart nusprendėm. Čia net tartis nereikėjo. Žinokit, aš net spurgos neėmiau, aš net sąskaitos faktūros neėmiau. Aš tiesiog galvoju, aš greičiau noriu sumokėti ir mes lekiam iš. Kitoj pusė yra Nikola irgi užžyga. Ten, kur spurgas valgo klaipėdiečiai važiuodami į Vilnių, tai va rytoj sustosim gal spurgų paragauti. Yeah. Bet čia man siūlė spurgų, tai... Užeigalė kavos mus pasitiko niūriomis nuotaikomis. Gal dėl to, kad oras buvo prastas, o gal dėl liūdesio šleifo, kuris vis dar plaikstėsi nuo Nikolos. Jo, iš liūdesio bandysim gaudyti džiugėsi, bet išorė vėlgi dvelkia liūdesiu. Ei, nesusidarykime nuomonės iš viršelio. Nesusidarome iš ankstinės nuomonės ir žengėme į užeigos vidų, kurioje negyvos dvasios išskyrus užeigos šeimininkę. Tačiau tikimės, kad visi atsakymai į šventąją trejybę bus teigiami. Tai šaltibarščių vieną porciją. Cepelinų turit? Yra dar. Vieną cepeliną? Pusę porcijos. Jo. Keptos duonos turit? Turim. Duonytę. Su sūriu? Galima. Su sūriu. Vienos porcijos. Jo, mažą vieną porciją. O žiūrėkit, tavo sąskaitą faktūrą išrašo. Perduosim partnerį ir išrašysim. Gerai, reikėtų. Kur įmesti. Aš ant popieriuko parašyčiau tada. Aha. Palaukit, tik neiškriskit iš klumpių, paklausykit, kiek visą tai man kainavo. 7 eurai. Už viską 7 eurai? Oho. Ką? Kadangi visa šventoji trejybė kainavo vos 7 eurus, nutariau pasimti ir spurgą, o šalia sėdėjęs šeimininkas patikino, kad bus geriau nei Nikolui. Spurgas geresnis nei Nikolas? Galit paragauti. Paragausiu, tada įmuškit. 3 kartus geresnis. Jo? Gerai. Šeimininkė pasirūpino ir kelionės palydovais ir pasteiravo, ar jie nieko nenorės. Kolegos, jūsų nieko nenorės. Mes matai, čia tokį darom dalyką, iš Vilniaus į Klaipėdą važiuojam ir visas užeigas autostrados išbandom. Tai čia visko po vieną, tiesiog 3. Ai. Netrukus gavome keptą duoną su sūriu, kuri gal pirmos vietos šiandien ir neužimtų, bet paskutinėje irgi nebūtų. Galiu garantuoti, kad čia skaniau nei Nikolai. Gali būt, bet aš jau neragausiu, aš jau Nikolui ragau, nes prieš 5 minutės realiai. Skani? Nu, namuose tokia, žinai, kur... Tokia, ne? Nu, beblamba. Nikolai geresnį, buvo, kad man kalbėt. Jo, šios aš į tas negaliu krūminiais. Čia, man atrodo, labiau tavo bėdos. Tačiau po duonos viskas pradėjo kilti į viršų. Šaltibarščiai su bulvėmis ir spirgais mano skoniui buvo puikus. Ne per tiršti? Ne, matai, aš mėgėjas tokio esu. Man skanu. Super. Aš žinok, suvalgysiu visą, nes yra skanu. Gerai? Man būtų gėda palikti. Aš jaučiuosi išlipęs iš liūdesio. O ekspertui? Tai aš matau, kokie čia jie bus. Bus kokie 8 iš 10. Greičiausiai taip. Man tai 9. Man ir dalykas, kas man nepatinka. Čia, man atrodo, su rauginto agurku. Nejaučiu. Nejautai tu? Ne. Arba raugintas agurkas, arba actas. Kažkas, kas... Bet man biškai rauginto agurko, žinok, vaibas. Bet 8. O cepelinas buvo toks geras, kad ekspertas suvalgė viską iki paskutinio spirgo. Nu, bulvė. Bulvė. Nu. Turim fašą. Tarkis toks vandeningas, sakyčiau, bet aš jau ieškau gal sliekų, nežinau. Man duotumėt grėtinės, aš suritinčiau jį. Man Bet padažiukas. kad tau ir dabar tinkama tau. Oi, ne, tikrai nėra blogai. Nu, davai. Aš tai iš vis šiaip nenoriu, žinau, to po teisybę pasakysiu, aš jau... Aš suprantu, kai 8 kartą stoji. Aš suprantu, kad nenori.
Leiktų tau. Labai skanu. Jo? Nice. Žinai, kas yra? Aš atvažiavau čia liūdėdamas ir aš atsisėdęs čia vis dar liūdėjau, bet po maisto aš vėl atgijęs jaučiuosi. Po Nikolos aš galvojau, kad manęs jau šiandien nieks nepralinksmins. Ir aš matau Matulį daužantį šitą cepeliną, man širdis džiaugiasi. Na, o kol ekspertas kapoja cepeliną, aš nusprendžiau paragauti spurgos. Saldumą mėgsta jisai, ponas. Šakoti dorojo kaip didelis. Kokia spurga gerulė. Hell yeah. Negaliu patikėti, kad visą suvalgį galvojau, jau čia myksi man. Spurga tai fucking gautant. W. Aš atsigavau, Kemra. Aš esu fucking pakilėtas. Hip yeah. Davai. Skadas. Jeigu pastebėsite, šiai užėgiai pagal mūsų 5 punktų programą pritrūko 2 liuksų už medinį stalą ir supynės. Bet išėję į lauką radome ir supynės, ir medinius stalus. Todėl reikėjo priimti sprendimą. Ką, gerbiami žiūrovai, po ilgų dėrybų su Matuliu nusprendėm, kad jisai 3 vietą vis dėlto palieka vėjukams. Ir Lekavos atiduoda 4 vietą, o aš sakau, kad man Lekavos yra 3 vieta. Tai yra šeimos verslas, daro tvarkingai, daro pigiai, išrašo sąskaitą faktūrą. Net per pigiai gal? Gal net per pigiai? Gal net per pigiai. Šeimininkė buvo labai maloni, nors ir negavom liuksą už šypseną, bet gal ir buvo nusišypsojo, aš jau net neatkreipiau dėmesio, bet labai maloni buvo. Žinai kada? Jinai susišypsojo, kai pasakė, ką mes čia darom, kai tipo važiuojam. Jo, aš sakau, gal jau neatsimenu. Žodžiu, Lekavos spaudžiu liuksą, supynės irgi yra. Man supynė šiaip smagiausia šiandien ant kurių supausi. Šventoji trejybė buvo. O palauk, nebuvo visur liuksai, tai tik stalo nebuvo. Sakau, stalas jiems sugadins viską. Bet yra stalas laukia. Nu tai laukia yra. Tai aš turiu duoti, tipsus turiu palikti. Nu tai bet laukia jisai. Bet tai būtumėm valgę vasarą, būtumėm buvę prie medinio. Nu tai virink į vidų, arbatos paliksi, aš pasisupsiu į tą laiką. Taigi Lekavos užėgiai turėjau palikti 8,20 € arbatpinigių. Bet ar man pavyks jų palikti be grinųjų? Žiūrėkit, o jūs gal revoliutą turit? Ne? O sąskaitos numerį gal gali duoti, aš noriu arbatpinigius palikti. Nereikia. Nu kaip nereikia? Nu kaip nereikia? Kitą kartą, dvigubai. Aš blogai jaučiu, aš žinau, Ne, kad viskas gerai. Gerai? O gal kažką nupirkt galiu, kad bent jau... Nieko, tikrai. Žinot ką, paimsiu spurgas visas bent jau. Parvešiu tėvams į Klaipėdą. Aha. Tyrimą atliekant. Jokia tyrimo, čia mes ant durniaus labiau važiuojame iš Vilniaus į Klaipėdą ir visas užėgas autostradas sustojame išbandyti. Tai va, visus mūsų norus užbraukė šitą užėgą, tai mes paliekam arbatos tiek, kiek pinigų išleidom. Nors arbatpinigių operacijos atlikti ir nepavyko, užtat gavau 3 spurgas išsinešimui ir pakalbinau užėgos savininkus. O čia jūs jau ilgai šitą turite verslą? 30 metų? Tai 96? 95. Oho, tai aš dar gimęs nebuvau. Žinok, dabar laisva valia dedu. Gal net į 2 vietą dėčiau, jeigu pateisybei. Labai faini žmonės buvo šeimininkai abudu. Nuo 95 metų gruodžio daro veiklą. Manęs gimusio dar nebuvo, kai šita vieta atsirado. Tai didžiausias sėkmės Lekavos, užvažiuokit čia, spurgos nuostabios, paėmiau, sakiau, negalėjau palikti arbatpinigių, nedavė man savo banko sąskaitos, kad pervesti. Tai sakau, duokit, aš nupirksiu visas spurgas, kurios liko, tai parvešiu tėvams į Klaipėdą spurgų. Ir jo, užsukit čia, spurgų, šaltibarščių, cepelinai puikus, duona, bet duona nesvarbu, valgykit duoną namie. Kai sirpsta vyšnios su valkijo, raudonos, kad pravirkt gali, rasa ten laša nuo lelijų, lyg dalgio ašmenys gaili ir pjauna šį. Nu ką, vakar neturėjau arbatpinigių palikti Magdai. Šiandien irgi neturi. Šiandien irgi neturiu, bet man vakar taip patiko ta gera, kad noriu paklausti, ar galima išsinešimui pasiimti. Aš manau, galima. Gal kokį pils buteliuką. Ar Bet litriuką? noriu ir dabar išgerti, kadangi jau aplankėm 6 įstaigas, 5. 5 užėgas aplankėm, noris atsigerti, nes nieko negeriam šiaip. Tik tai sriubos gėrim, tai bent sriubos buvo, žinai, tai bent nuo to Tai atsigėrim. einam atsigaivinti. Sveiki. Vėl jūs. Ir Mes vėl vėl čia.
Jie vakar pataikė į tą bonusą. Ne, mes niekur Mes nesėsim. negrūsim. Negrūsim? Ne, mes čia vietoj paprašom jūsų ir viskas. Nu gerai, tu. Ja. Yra ir spurgų, ir geros yra, matom, šaldytuvė. Padėta. Atsilyginsim, gal ne arbatpinigiais, bet nupirksim produkcijos. Nu, sakykit, vaikinai. Vieną bokalą geros. Galiu su laipsniais daugiau, bet net. Vairuojam. Būna, kad žinot, įsilieka. Jo, senelis taip darydavo. Tai mane trujus. Mes vadindavom senelis trujus. Aha. Dar kažkokie dar. Tai ką dar? 2 spurgas. O, gal 3. Gerai. Ai, tik žinokit, išsinešimui norėsiu spurgų. Jis norėjo paklausti, ar geros išsinešimui galima nusipirkti. Nu, jeigu turit kantrybės kažkokią. Turiu. Nu, tai aš paskui surasiu. Gerai. Nu, į ką? Nu, tai va turiu už viską. Neskait į viršų, dabar viskas. Paskui. Aha. Ai, paskui susimokėt. Paskui. Gerai. Tvarko. Viskas, Ačiū. sudėkit. O vakarais kažko taip tolima, kažko nėra lyg artimų.